Sveiki visi! Šiandien pas mus vyksta toksai renginukas, JAP Meet sezono uždarimas ir mes su Hebryte susirašėm tenai nuvaryti. Tai aš važiuosiu su Mieta, važiuosiu jau jums matytas Akordas, važiuosiu jau jums matytas Subarikas. Tai kaip visada viskas prasideda nuo plovyklos, tai dabar susirenkam K29, važiuojam į plovyklą ir važiuosim jau į tą renginuką. Kuo vėluojat? 11 kem dabar, o 12 renginys jau. Man galima. Atvykom į vietą, kaip visada, mašinų krūva, žmonių krūva. Pamačiau, kad yra kažkokia loterija, galima nusipirkti bilietą ir laimėti kažkokiu prizu. Tai dabar judam kaip tik tenai, nusipirkam bilietuką ir žiūrėsim, ar mums pasiseks. Susiparkavau prie dar vienos gražios Miatos. Pasisekė. Vieta ta pati, kaip ir praeitais metais buvo. Žodžiu, einam loterijos. O. Bondas vakar. S2000, mano svajonė. Skanu gardu. Nusipirkom 2 loterijos bilietukus, tikėkimės, kad kažką laimėsim ir pradėjo lyt lietus, tai bėgam uždaryti Mietos stogą, nes galvojom, kad padarysim gražiai ir paliksim atidarytą, bet matau, kad bus šlapia važiuoti namo. Einam prasieisim pro renginio teritoriją, pasižiūrėsim, kas gero kur stovi. Ką čia pamatei? Savo šlapę svajonę. Prie liūdas, kai atvirtas. Jeigu žiūrėjot gerai video apie Romą ir jo Subaru, tai turit žinot, kad jisai apvertė 4 preliudą, o aš apverčiau 5 preliudą. Reikia 3. O, žiūrėk, stovi. Įmam. Trūksta tik 3 į Tai kolekciją. tada nuo Palangos tilto iš karto apversime jūrą. Šitas Civicas jau buvo užmatytas praeitais metais. Man labai nustebino jo sparnai. Tema. Dar vienas Subaru bodykytė. Šiaip Romka, kaip matėt, užsidėjo savo tokį patį bodykytą. Jam trūksta tik front lipo ir trūksta nudažyti spoilerio. Veidrodėlį irgi tokie patys. Ai, dar Romkai labai trūksta ratlankių, ko aš jam sakau, o jisai verkia, kad tiesiog netinkantis bodykytas mašinai. Tai galite čia pamatyti, kad labai tinkantis. Gaila, kad nenufilmavau nieko iš sezono atidarimo, nes realiai dabar nelabai ką turiu papasakot, kadangi beveik visas mašinas buvo sezono atidarime, JAP Meeto, ir dabar tiesiog visi atvažiavo į uždarimą. Kaip ir nieko naujo, naujų projektų per sezoną, kaip žinot, nesistato. Projektai statėsi žiemą ir išvažiuoja jau sekančiam sezonui. Tai tikriausiai jau sekantį sezoną atidarimą aš pafilmuosiu labiau ir pamatysim naujų projektų. O kol kas parodysiu dar kelias mašinas, kurias man krenta į akis. Šitas Lexus, aišku, padarytas kaip stylė. Labai fainai atrodo. Dar yra LS vienas, tai nueisim prie jo. O, Yaris GR. Mašina, kurios tikrai norėčiau. Mažas žiebtuvėlis, kuris gali duoti velnių. Ir kaipgi be Silvijos. Kada filmavau į TikToką 13 Silviją, filmavau 200 SX, o čia yra originali Silvija su Silvijos snūkiu ir visą kaip reikia. Čia tikras japoniškas modelis. Legenda. Šitas Lexus išskirtiniai atrodo. Porą metų atgal
Oze buvo kažkoks rinkinys, tai ant mano rankių laimėjo geriausio projekto vardą. Ir šiaip, jeigu jį žiūrėt iš arčiau, jisai idealus. Labai daug dėmesio duota visokiam smulkmenom ir jisai atrodo tiesiog idealiai. Šita Honda irgi yra faina, fainai atrodo, krenta labai į akį, bet kas čia per modelis pasakyti negaliu. Toks yra jausmas, kad yra sulipdyta iš kelių skirtingų modeliukų. Šį kartą, kadangi nebuvo atrankos, o buvo tiesiog registracija, tai atvažiavo biški mažiau gal tokių super projektų ir biški daugiau paprastesnių mašinų. Tai ir kažkaip nelabai ką turiu papasakoti. Tai laukiam, žodžiu, gal loterijos rezultato ir tikėkime, kad kažko laimėsim. Visi žmonės kaip žmonės, o Roma kaip visada žaidžia savo žaidimus. Čia vyksta mytas pas mus. Visi šnekasi viens su kitu, ten naujų draugų susiranda. O Romai po barabano. Romas žaidžia. Atsitiktinai Vahūras uždarė raktus bagažiniai ir dabar nėra kaip į mašiną įlyst. Pasibaigė loterija, nieko nelaimėjom, šiaip ten buvo visai fainų prizų, nieko mandro, bet mums nepasisekė. Tai biški palyja, dabar jau vėl saulutė, renkamės ir važiuojam valgyti, padarysim tokią kaip mini after party su mūsų chebra, važiuosim, pavalgysim, pasėdėsim kažkur. Štai taip praėjo Japmyto sezono uždarimas. Tikiuosi, jums buvo įdomu žiūrėti, dėkit laikus, rašykit komentarus, subscribinkit ir iki pasimatymo sekantį savaitgalį.